viena, jinai žinojo, ko vėjai pūtė, kad partizano sunki dalia. Jinai žinojo, ko vėjai pūtė, kad partizano sunki dalia. Vėjai įsiūtė, ūžė ir staugė, draskė žibuoklių melsvus žiedus, kvaitojo ginklai, sprogo granatos, lydėjo brolius kovos laukuos. Kvatojo ginklai, sprogo granatos, lydėjo brolius kovos laukuos. Apgaubė kapą lieknas berželis, žvaigždėm sužibus verkė naktis. Tarytum sakė, sudiev mergaitę, jau nebučiuosiu daugiau tavęs. Tarytum sakė, sudiev mergaitę, jau nebučiuosiu daugiau tavęs. Aš stoviu prie bunkerio, kuris buvo padarytas 1950 metų pavasarį, berods balandžio pabaigoje. Va. O 49 metais, o rudenį, tikriau lapkričio pirmomis dienomis, buvo sunaikinta visa Algimanto apygardos vadovybė. Per 3 dienas buvo rasti 8 bunkeriai, žuvo 30 partizanų ir 10 buvo paimta gyvų. Ir mes buvom likę tada tik dviese su žmona ir buvo neapsakomus siekimus, buvom užpildyti, tiesiog, reiškia, niekur negalėjom pasirodyti, teko net, reiškia, išbūti 6 paras, negėręs ir nevalgęs. Valgyti nesinorėjo, bet gert labai. Tai va, ir vis tik šiaip taip išlikom ir čia suradom mergaitę, kuri žadėjo padėti mums padaryti bunkerį ir globoti, jos pavardė Genutė Tamuliūnaitė. Ir va čia pasidarėm bunkerį ir jame gyvenom maždaug metus laiko. Tai yra 50 pavasarį pasidarėm, o 51 pavasarį mes jau pajutom, kad čia pavojinga toliau gyventi. Išėjom iš čia. O 2008 metais čia man dalyvaujant, reiškia, jis buvo atstatytas, radom kulkosvaidžio vamzdį, šautuvą, šovinių, skaitos, pribuso likučių, kitų dalykų, suprantate, atidavau šitas nulaužas į muziejų, į Obelių muziejų, Rokiškio rajone.
čia yra pamet. Jeigu šilta diena ir nėra vėjo, ventiliacijas, kad ir yra bunkerį, bet jos vėja, kai nėra, supranti, tiek neišcirkuliuoja. Ir pasidaro, reiškia, oro trūkumas. Jeigu yra vėjas, tvarkoj. O jeigu vėja nėra, va. O kodėl ventiliacijos negalėjo daryti? Tai ventiliacijos tai yra padarytas 4. Aha. Bet ventiliacijos padarytos taip, kad jos visai nežymų. Jeigu jos žymėtų, nors kiek tai kareiviai iškart rastų, jie žinodavo tą bunkerio sistemą ir jie, eidami, reiškia, jie ieškodavo. Tai buvo jos labai išmaskuotas ir labai mažas, kad nerastų. Iš vidaus, kai žiūrite, oras matas truputį, o iš lauko tai užmaskuota nieko nesimato. Nu, bandykit lysti. Aha, bandau lysti. Atsargiai tik. Gerai, čia aš. Šitą bunkerį pasidarėm 1950 metais pavasarį, berods, kad balandžio mėnesio pabaigoje. Darėm jį 4 žmonės ir padarėm per vieną dieną. Žemes reikėjo išnešti maišais į tolesnę vietą ir labai gerai užmaskuoti. Todėl jeigu ras žemes, tai ras ir bunkerį, nesvarbu, koks nuotolis būtų nuo bunkerio. Mes šitą puikiai žinojom ir kada bunkerį padarėm, žinot, jokios žemės. Ant bunkerio tiesiog mes pasodinam žemuogę, ir paskui, kai atėjo laikas ir uogas būdavo tiesiog ant angos, mes jų neliesdavom. Ir taip gyvenam. Bet tik šitą bunkerį pasidarom ir čia apgulė mišką. O čia yra sodintas miškelis, čia nevaldiškus buvo tuo laiku, žmonių. Tai už kokių maždaug 50 metrų čia yra valdiškas miškas, linija skiria ir mums tik bunkerį pasidarius, kareiviai slapta suėjo į mišką ir buvo gal savaitę, gal daugiau, sunku pasakyti. Ir laimiai, kad žmogus, kuris žinojo mūsų bunkerį, jis buvo nuolatinis miško darbininkas ir jis turėdavo teisę, kada nori į mišką eiti. Ir jis pamatė kareivius pasislėpusius, bet nudavė, kad nemato. Mums buvo pranešta, tai mes niekur neėjom ir todėl išlikome, o šiaip tai būtume 50 metais bunkerį pasidarę, iškart būtume ir patekę čia. Bet jau tokia buvo dalia, kad nepatekti. Tai ir čia šitame bunkerį mes, reiškia, turėjom primusą, nakties metu atsidarydavom angą, tai įsivirdavom skaitas valgyti. Čia kokių nors, reiškia, tokių pavojų daugiau mums bunkerį ir neteko, tai jau laimingai mes gyvenam. Gyvenam mes čia 3 ir vienu laiku 4 partizanai. O paskui, reiškia, pasidarė neaiškumų tokių ir 51
pavasarį mes, reiškia, nors jis nebuvo rastas bunkeris, nieko, bet saugumo sumetimus mes žinojom, kad jeigu pasidaro kažkokie įtarimai, tai turi nebebūti ten. Va, čia šitam Traškūnų gyriui, šitam miške mes turėjom 5 bunkerius. Ir 2 bunkerius turėjom Taujėnų miške, vadinamam Garbėnų miške. Jau po 50 metų partizanai miške jau be slėptuvių nebegalėjo gyventi, todėl kad, reiškia, valymai, kada būdavo, eidavo viena, kita eilė, kartais net 3 eilės, reiškia, ir išlikti paviršiui buvo jau neįmanoma. O po žemėm bunkerį, tai aš bent, pavyzdžiui, nežinau tokio atsitikimo, kad pripuolamai būtų rastas bunkeris. Ir mes, kada čia jau būdavom bunkerį, tai 99 procentai, kad neras, o jeigu jau rastų, tai mes buvom tikri, kad mes nepasiduosim gyvi, mes tikrai paspėsim nusišauti. Kadangi visų partizanų, reiškia, buvo troškimus nepatekti gyviem. Va, gyvas patekęs labai galimus dalykus neišlaikys kankinimų, išduos žmonės ir paskui vis vien bus nuteistus, reiškia, ir iš Sibiro nebegrįž, kadangi tuo laiku nieks nebuvo grįžęs, tai Sibirą žmonės bijojo daugiau negu mirties. O įtampa buvo labai didelė, mes buvom tiesiog užpjudyti. Kiekvienam žingsnį, supranti, ir nežiūrint, kad miškų masyvai didelė, bet jie turėjo šnipų, reiškia, kvartalinės sekdavo, reiškia, ir mes šitą žinojom, ir reikdavo labai atsargiai, kad nepastebėtų. Jeigu pastebės, o mes jų nepastebėsim, tai, reiškia, jau gali būti rezultatai labai liūdni. Tarp kitką, kadangi didelė įtampa, tai naktį mes atsigaudavom. Naktį, kada jau ateidavom į bunkerį, tai žinojom, kad jeigu net būtų ir pranešta, naktį bunkerio neims. Kadangi naktį, reiškia, yra didesnė galimybė išbėgti. Tai va taip atsigaudavo jėgos ir buvom laimingi, kadangi, žinojom, skaitas, visi partizanai žuvė, tūkstančiai ištrimta Lietuvos žmonių, kiti kalėjimus sukišti, o mesgi laisvi, supranti, mes galim, jeigu turi drąsos, gali eiti, reiškia, vaikščioti, demonstruoti, nieks nedraudžia, reiškia, o jeigu nori saugiau, tai sėdėk duobėj šitoj. O čia išdžiovindavom savo plaučiais. Čia nebuvo drėgna, linais sienos buvo užstatytas, nemintais linais, arba kūlių, anksčiau matai, tais rugių šiaudais, vadinamais kūliais, dengdavo stogus. Tai jos staresnis sluoksnis čia pridedė, lasdinais užkišių statukų ir laisvai gali prisiglausti prie jų, supranti. Turėjom lempą, liktarna ne taip gerai šviečia, lempą tai būdavo, šviesdavo neblogai, tai mes ir knygą skaitydavom, kadangi to laiką elektros nebuvo Lietuvoje. Tai buvo jau visų akis pripratę prie tokios, reiškia, silpnesnės šviesos. Ir va, niekada nebuvo nuobodu, kalbos niekada netrūkdavo, supranti. Bet tik žinojom, kad, reiškia, jau dabar artėja mūsų eilė. Visi troško gyventi, visi kūrė planus, visi turėjo viltį, kad gal kaip nors, bet visi žuvo. O mes, reiškia, va, čia gyvenam, o čia netoli gal, už kokių porą gerų kilometrų buvo toks dvaras Vesalavos ir čia garnizonas stovėdavo. Tai būdavo anga, kada atidaryta, tai kad duoda jie iš kolkosus, čia girdis, pilnai girdis, labai aiškiai supranti. Ir va, mūsų šitam bunkerį žinojo tiesiog vaikai, kadangi šeimininkų dukra
buvo vienintelė, kuri išlaikė visą šeimą. Ėjo į kolkozą, o jį, kada išeina į kolkozą, tai čiagi mes liekam be jokios žinios. Ir mes apsisprendėm, kad reikia šitą bunkerį parodyti vaikam. Viena mergaitė buvo Albinutė, kita Janutė. Albinutė buvo 35 metų gimimo. Janutė buvo dar keliais metais jaunesnė. Tai jie turėdavo porą šuniukų. Tai šuniukus tos paleidžia ir su šuniukus prisimetė, tai uogauti, grybauti, šiaip suprančiūrint, koks laikmetis buvo. Ir eidavo į mišką, o šuniukui tai jie jau visur užuodžia, jeigu jau kas to jaus pradės laukti, tai čia ateidavo iki linijos, iki valdiško mišką, jeigu nieko nėra ir grįždavo atgal. Tai čia duodavo ženklą, mes iškeldavom mangų, pakalbėdavom. Ja, ir galvodavom, jeigu čekistai žinot, kad šitie vaikai žino bunkerį. Bet mes ne šiaip vaikam patikėjom, bet buvo toks atsitikimus. Atėjo stribai į šitą jų berniuką, Antanuką, užvertė ant lovos, paėmė peilį, pridėjo prie kaklo ir sako, pasakyk, kokie banditai ateina, o jeigu ne, nupjausim galvą. Ir žinot, tikrai čia užeidavo nuolatos, vaikas nieko nepasakė, tai žinojom, kad reiškia vaikai yra jau išbandyti. Ir vat taip gyvenam. Tai buvo, laikotarpis, kada jau partizanai buvo paskutinieji. Ir visi gyvena jau bunkerius. Ir nežiūrint to, supranti, būdavo išduodami ir bunkeriai. Tai čia čekistai, matot, jie jau turėjo gabumų, turėjo patirties, jie infiltruodavo ir absoliuti dauguma partizanų žuvo per išdavystę. Absoliuti dauguma. Buvo žuvimų ir kitokiais atvejais, miško valymų metu arba kada pasalaujama, tai ant pasalų, kada užeina, čia jau jo. Ir čia šitam bunkerį sėdinti gavau žinią iš mamos, patarimus buvo iš Sibiro, kad vaikeli stenkis mirti Lietuvoj. Kadangi Sibire 48 metais dar buvo badas, dar buvo kortelė sistema. Mūsų šeimoje buvo 3 nedarbingi. Nedarbingiem nedavė jokios kortelės. Kaip nori taip gyventi, nedirbi tai ir nevalgai. Tai va tikrai tai buvo. Tai Krasnojarsko krašte buvo. Tai sunkiai gyveno ir motinos patarimus buvo, kad jau aš geriau mirčiau čia. Tai aš ir be patarimo žinojau, kad geriausia išeitis tai mirti Lietuvoj. Ir aš turėjau tokią nuojautą. Pasirodo, ta nuojauta buvo klaidinga. Aš buvau įsitikinęs, kad prie pirmo susidūrimo, ar tai miško valymo, ar kitose kautynėse, aš turiu žūti. O šitų susidūrimų buvo, pasirodo, nežuvau. Ir kadangi didelė labai įtampa, nežinau kokiu būdu, man, pavyzdžiui, asmeniškai per sapnus, aš sapnuodavau, kad, pavyzdžiui, tokiam tai kaime yra kareiviai ar stribai. Ir aš vedžiau dienoraštį ir, supranti, užrašydavau ir kada jau patikrindavau, tiksliai tai būdavo. Ir dar tiksliai nusapnavau savo areštą, bet tik aš nemokėjau tada iššifruoti, bet jau po arešto supratau, kad tai buvo sapnas, kuris pasakė tiksliai. Tai prieš pusę metų, prieš areštą, sapnavau tokį sapną, kad einu miško, žalia, gražu ir staiga iš niekur nieko gyvatė kirta į ranką ir labai skaudėjo.
aš bandžiau gintis ir į kitą ranką įkirtą. Ir apsigrėžė ir nušliužė gyvatė, kuri gali būti tokia tik sapne, maždaug 20 metrų ilgio ir 2 uodegom. 2 uodegom, tai reiškia tie patys partizanai pasidavė čekistam, užsiverbavo ir vat dabar jie kaip tik būtent, reiškia, stvėrė mane už rankų ir surišo. Vat įsipildė sapnas. Buvo, na, kaip sakau, kaip sapnuodavau, taip ir būdavo. Rašydavau dienoraštį, bet vieną dalyką dar sapnuodavau labai, tiesiog numbusdavau suprakaitavęs, vis sapnuoju, kad labai daug vyrų. Vien vyrai, bet jie taip mušasi, taip žiauriai mušasi. Nu tai kaime yra toks jau posakis, jeigu mušies su kuo, tai atsimuš kokią naujieną. Nu tai aš mačiau, kaip šitie vyrai mušas ir patekau į vyrų lagerį. Va. Ir dar vienas dalykas buvo šitam bunkerį. Matot, esu tikintis žmogus. Ir dabar staiga man atėjo mintis, kad jeigu ras bunkerį, mes jį buvom nustatę, kad nepasiduoti gyvybę. Bet dabar, taigi, jeigu savižudžiai, tai o kaip bus, reiškia, pomirtiniam gyvenime, jeigu aš bijodamas kančių atimu savo gyvybę. Ir aš, žinot, dvasinė kančia labai stipri. Ir tiesiog, jeigu tuo momentu būtų radę bunkerį, nežinau, kaip būčiau pasielgęs. Bet aš kitos išeities nematydavau, tai aš čia tos mergaitės, ji buvo beveik mano metų mergaitė, kuri čia bunkerį padėjo iškasti ir žinoja, Genutė, aš sakau, Genutė, kada eisi iš pažinties, tu paklaus kunigą. Aš tada nežinojau, kad kunigai gali būti užverbuoti. Ne minties kunigus, tai buvo, reiškia, kažkas, kai tas nepaprastas, kad tai didžiulis autoritetas. Ir jį paklausė, o kunigas, reiškia, sako, mergaitė, o kam tau reikia žinoti šitie dalykai? Nu ir jį tada jau pasakė taip, kad partizanai prašė paklausti. Ir va dabar kuniga žodžiai, jį tokį atnešė skaitas, reiškia, ką kunigas šiuo reikalu yra pasakęs dėl partizanų žudymasi. Jis pasakė šitaip. Gyvenimo ir mirties viešpats yra vienas, o jie, partizanai, tegu daro taip, kaip jiem yra leista. Ir aš tada supratau, kad mums yra kažkoks leidimas ir tada jau nukrita man šitas slėgis ir tada jau tikrai jau galvoju, jau gyvas, jau nepasiduoti. Ir būdavo, kada einu, ginklas didelis ant peties, bet parabailis visada užvestus ir visada, reiškia, kapurus atsektus ir ranką laikydavau, reiškia, paėmęs už rankenas, kad jeigu kartais eini vienas ar eini dviese, tai praleis ir šoks, tai ant pečių ar kaip, tai aš vis tiek paspėsiu per savį ir nusišausiu. Tai vat, labai bijojau gyvus patekti, patekau. Jo. Vat jau tokia lemtis. Tai vat, daug teko patirti labai tokių mirtinų pavojų, ypatingai daug, kadangi paskutiniųjų dalia buvo be galo sunki. Kada buvo daug partizanų, tai, žinot, tai būdavo ir kautynių, ir miesteliai užpulami, supranti, ir valymų miškų būdavo. Bet kada daug partizanų, tai ne tik gausim, bet ir duosim. O kada jau lieki vienas ar du, nu ką tu duosi, susidursi, supranti, bunkerį sėdi, reiškia, plaučiai susitraukia, nei pabėgsi toliai, nieką. Jau žinojom, kad padėtis, nu, buvom tiesiog mirtininkai pasiryšę ir va, kaip jau minėjau, svarbiausias dalykas buvo, kad, reiškia, kad žūti jau mes žinojom, supranti, čia mūsų skaitas tokia dalia ir tokia valia, mes tai pasirinkam, bet bijojom labai, kad nesužeistų ir nepaimtų gyvo. Va. Tai va taip jau buvo. Asmeniškai tai gyvenime įsipildė visas svajonės ir dar su kaupu.
Tai esu nepaprastai laimingus žmogus ir dėkingus Dievui. Nesvarbu, kad tas gyvenimas buvo, reiškia, labai daug kančios, tikrai daug. Bet mes šitaip troškam, aš pavyzdžiui, negerai net tiesiog supranti, gal taip ir negalima buvo, aš laukdavau, kad nepasibaigti partizaninis judėjimus, kad man, kaip nors, kad ir aš galėčiau įsijungti tas gretas, bet žinot, jau laukti, kad nepasibaigti, tai yra kažkas tai labai, bet, tai paauglė buvo tokia svajonė, bet įsipildė va. Ir miške su partizanais teko pabūti 5 metus, lagerį 25 metus. Va, paskui čia terorizavo dar, tai visą represijų stažą turiu 40 su virš metų, kaip Biblija išydys. Va, tik tai Mozei nepasisekė, jis nepasiekė pažadėtą žemės, aš pasiekiau ir pažadėtą žemę, sulaukiau nepriklausomybės, kurios tikrai nesitikėjau sulaukti. Aš žinojau, kad Lietuva ne su mumis prasidėjo, ne su mumis baigsis, bet kada aš sulauksiu, kai tikrai niekada negalvojau. Bet teko sulaukti ir šito dalykų, tai čia yra po visų išsipildymų dar kaupus nepriklausomybė, kurios tikrai netikėjau sulaukti. Aš pilnai tikiu, kad Lietuva turi labai šviesią ateitį, kadangi labai didelės kraujo aukos, reiškia maldų, investicijas yra sudėtas dėl Lietuvos laisvės ir dėl Lietuvos nepriklausomybės. Yra toks posakis, kad kūdikiam malda dangus skrodžia. Tai sunku įsivaizduoti, ką gali padaryti kūdikių bado mirtis, o jie 1000 mirė. Kūdikiai, tai žemiški angelai. Va, tai laisvę gavom per stebuklą. Dangus pažvelgė į mūsų tautos kančias, į tą pralietą kraują. Tai buvo kaip tik Marijos 2000 metų jubiliejus ir padarė stebuklą kokį, atėmė iš žmonių baimę. Žmonės pradėjo kalbėti tiesą, o tiesa padarė mus laisvus. Per sąjūdžio, aišku, supranti, per sąjūdžio rankas, bet reiškia ir ne vien sąjūdis, kadangi žmonės plūda visi atmenam, reiškia, kas ten buvo, ar Baltijos kelias ir viską nebeužtvenksi upės bėgimo. Tai vat, ir tada aš puikiai prisimenu, šaukė visi ir tikinti, ir netikinti, stebuklas, tikrai stebuklas ir buvo. Per stebuklą gavom laisvę. Iš stebuklą galima pasityčioti, galima jo nepripažinti, bet stebuklą negalima anuliuoti. Tikrai Lietuva turi šviesią ateitį, šituo mes turim neabejoti. O kad dabar yra Lietuvoje negerų dalykų ir daug negerų dalykų, tai buvo 2 okupacijos, ypač pastaroji, reiškia šita ilga bedieviška okupacija, labai sulošina tautos dvasią ir tikrai yra negerų dalykų Lietuvoje. Gerai, kad mes juos matom, kad mes juos stebim, bet šitie dalykai praeinantis, reiškia. Nepriklausomybė, laisvė yra šventi dalykai, o kad dabar ją naudojas, reiškia, nemaža dalis nevertų žmonių, nieko nepadarysi, reiškia, jau toks yra okupatinis palikimas ir dabar visa viltis, tai jaunimas. Jaunimas yra ir mūsų tautos, ir mūsų bažnyčios ateitis. O kokį turėsim jaunimą, tokią turėsim Lietuvą ir tokią turėsim Lietuvoje katalikų bažnyčią. Tad aš labai džiaugiuosi, kad daug čia jaunimą yra atsilankę. Tiesiog, kada jaunimas atvažiuoja čia, aš atgyju, tarytum ir mano jaunystė sugrįžta. Tai tikrai, supranti, jie nesusiryšia su jokiam struktūrom ir jie gabūs. Dabar yra skaitas jaunimo, kuris, reiškia, jau nekelia susižavėjimą. Tai šitais laikais, bet kokiais laikais buvo visokių, bet dabar, kadangi buvo, reiškia, ta bedieviška okupacija ilgai, kad
tiesiog ėjo prie žmogaus prigimti, kad net nekaltybė buvo nusikaltimus. Tai, žinot, reikia daug laiko, kaip Monsinjoras Svarinskis yra sakęs, kad reikia, kad praeitų 100 metų, kad būtų išgydytos šitos lietuvių tautai padarytas žaizdas. Va, tai taip ir yra, bet kad greičiau ateitų šitą dieną, kad greičiau sužydėtų Lietuva kaip pavasario gėlės, reikia mums visiems prisidėti kuo kas galim. Pirmiausia, tai turim būti nekerštingi. Ir jeigu žmogus suklupo ar ką padarė, tai nereikia jo dar parmurgdyti, bet reikia stengtis jį pakelti. Visų mūsų pareiga kiekvieną lietuvį širdį prikelti Lietuvą. Taigi mes esam šeima, mūsų gyslose teka tas pats kraujas. Ir kol šita nebus, mes neprisikelsim. Jokia partija mūsų neišgelbės. Mūsų išgelbės tiesa ir teisingumus, meilė, pasiaukojimus, reiškia, va, šitie tos didžiosios vertybės, tas tikrasis gyvenimo kelias, kuriuo einant žmogus visada jaučiasi laimingus. Dabar aš noriu pabrėžti, partizanų absoliuti dauguma, aš nežinau nei vieną, kuris partizanas būtų netikintis, bet išėję motinų palaiminti, nešioja arba madalikėlę, arba kryželius ant kaklo, supranti. Ir visų jų jėga buvo tikėjimas. Mes tikėjom, kad mesgi esam užpulti, mes ginamės, gintis taigi ir žvėrelis ginas, ir paukštelis ginas, čia prigimties dalykai. Va, mūsų pusė tiesa, mūsų pusė Dievas, tai mūsų pusė ir pergalė. Ir už tai Lietuvos partizanai, žinot, 10 metų ir tai dar daugiau kai 10 kovojo prieš tokį brutalų priešą. Taigi pasaulis neturi analogų. Tikrai taip. Tai Lietuva didvyrių žemė. Ir aš pilnai susitikinęs, kad reiškia, šitos aukos sudėtos. Dabar kiek yra partizanų dainų. Tai buvo ir 63 metų ir kiti sukilimai buvo. Bet kad tiek dainų sudėtų šitai kovai, šitiem žuvusiem vyram, moterim, tai tiesiog nežinau. Tikrai mes turim didžiuotis, kad esam lietuviai. Ir pavyzdžiui, vokiečiai arba kad ir Latvijai, paimkim, organizuotai jie labai gerai kariauja, bet pavieniai jie viskas. Lietuviai, reiškia, vienas kariauja, supranti, ir iki galo.